Šiandieną šitame lauke sėsime žieminius kviečius braitą, taikysim juostinės sėjos technologiją. Nors lauko dienos bus surengtos dar tik kitų metų gegužės mėnesį, kartu su ūkininkais darbus pradedame jau dabar. Šiandien yra rugpjūčio 17 diena ir esame Šiaulių rajone Lunskių ūkyje, kur yra pradėtas sėti rapsas. Taigi šiame lauke pasėtos dvi rapsų veislės DK Excited ir LG Arnold. Tiek viena, tiek kita veislė, jų sėklos yra apveltos sausu rapsų inokulentu InnoBrassica. Oro temperatūra lyg vidurvasarį, tačiau šiandien jau rugsėjo 12 diena, todėl darbai ūkiuose tikrai gavę pagreitį. Šiandien esame Klaipėdos rajone, lankomės pas Rytį ūkyje, kur susitiksime pavasarį lauko dienose. Šiandien ūkyje yra sėjama kviečių veislė Bright, kuri yra apvelta sausu inokulentu InnoVit. Sveiki, esu ūkininkas Rytis Kernagis iš Klaipėdos rajono Daupurų kaimo. Ūkininkauju jau 15 metų ir nuo pat pirmųjų dienų bendradarbiauju su įmonė Skandagro. Įprastai savo ūkyje netaikau rudeninio purškimo mikroelementų trąšomis. Tačiau pasikonsultavęs su Skandagros agronome, nusprendžiau šiemet jį išbandyti ir tikiuosi gerų rezultatų. Šio lauko istorija būtų tokia, priešsėlis buvo pupos, šiemet turėjome didelę sausrą, derlius nebuvo itin džiuginantis, byrėjo iki 3,5 tonos. Sėjame juostinę sėją, sėklos norma 3,5 milijono, kartu įterpėme ir trąšas MPK 10-20-20 po 200 kg į hektarą. Esame rapsų lauke, kur yra pasėtos 3 Skandagros atstovaujamos rapsų veislės. Tačiau skirtumas tas, kad vienas plotas buvo sėtas su InnoBrassica, o kitas be. Tai Ryti, ar matote kokius skirtumus? Taip, pirmiausia norėčiau paminėti, kad rapsas sėjos sąlygos buvo idealios, turėjome daug drėgmės, viskas labai gražiai sudygo. Tačiau, kaip matote, ant šaknų su InnoBrassica panaudota yra daugiau šakniaplaukių ir sunkiau yra nupurti žemę. O pas mane skirtumas akivaizdžiai matosi. Tai startas puikus. Tikimės gero derliaus.